Galim pabandyti ir motorus susidėti. Tai čia variklio tie varikliai Emax įmonės, ar ne? Gamintojas Emaxas, tai maitinimas nuo 3 iki 6S celių. Tvirtinasi M3 varžtelės, čia yra kelių ilgio, jie yra 10 ir 8 mm. Taip, gamintojas, pasižiūrėsite, Emax. Pažiūrim, ką mes čia turim tokį. Gal nereklamuokim per daug. Emax, dabar nepamenu, kokio čia jis yra. Kiek jis čia turi tų KV, atrodo 1800. Čia nematau, kad būtų kažkur tai parašyta. Taip. Max Trust yra 2640 gramo. Keliamoji galia 2 kg. Ok. Taip, propelerio prieigis M5 yra. Svoris vieno varikliuko 47,6 gramų. Taip, gerai, bandykime uždėti vieną variklį. Tai vat, kaip ir aš, varžteliai čia priklauso turbūt nuo rėmo storio, yra kelių dydžio, 8 ir 10 mm. Taip, veržlė, ar ne, propeleriui uždėti, tvirtinti. Tai mums šitą propelerį dar kažkur tai eina, dar toli mum iki jų, kažkur dingo, šiaip siuntos nelabai bematau aš ten. Taip, varikliukas. Gražiai, vaikšto, viskas tvarkingai. Taip, ten dėtas iš šitaip visai. Taip, skylės atitinka, viskas kaip ir tvarkingai. Taip, pabandykime 8 mm. Varžtelius, pažiūrėsim, kaip jie ten išlenda. Taip, varžtelių, kaip visada, ne per daug vienu. Taip, bet nėra blogai. Sandėliuką įdėsim. Taip, pažiūrim, 8 mm. Varžtelis ir ar mums nepasieks atveju, ne? Nu, iki atveju liko dar apie milimetras. Tai nėra blogai, šiaip gal ir lieka. Aš dar padėčiau kokį nors voveržlę galbūt. Galbūt papildomas svoris, bet pagal mechanikos dėsnius čia turėtų būti voveržlytę padėta, nes jinai kaip gali persvarstyti šitą anglies pluošto detalę. Einu paieškoti voveržlių, gal turėsiu. Taip, suradau voveržlyčių. O, visai nieko neblogai. 3 voveržlės. Tai tokias blizgančias, aišku. Nu, bet turi būti blizgučių. Kiekvienam dronė kažkas turi blizgėti. Tai dedame, ne? Žiūrėsim, kaip čia mums tas prisisuks. Taip, reikėtų 6 kampę. Mes čia turim H2,5. Pažiūrėkime, kas yra. Ja, H2,5. Taip ir tinkamas yra. Varžtelis. Taip, nu vėl. Voveržlytė. Varžteliuzas. Suko kažko. Tai, o taip.
Sukasi lengvai, dar reikėtų pasitikrinti, kaip čia tas yra iki sriegio, iki apvijo apie 2 mm, bet apie šiaip nejuda, tai reikėtų žiūrėti, kai jau sukat, kad atsargiai tiesiog varžtas į apvijas neįsiremtų ir kad jų nepažeistumėt. Variklio apvijų. Taip. Čia įsivaizduoju kojelės atėjo kažkokios, tai čia būtų kaip gal bampedai kažkokie, tai bet pažiūrėsim, kam jie yra naudojami. Ir ko gero jos galėtų naudoti, kažką reikės atsispausdinti su 3D printeriu. Kokios tai kojytės, taip įsicentruoja, varžtai susideda, realiai niekur variklio jau nebepastumsit. Gražiai pasideda. Viskas sukasi. Taip, gal kam aktualu, variklio modelis 2807, čia yra dydis greičiausiai, ar ne? Variklio, nu ką, pabandom, prisiveržėm. Vėlgi nestipriai, vėl čia kažkaip norėtųsi kokią nors sriegio klejų panaudoti, bet nenaudosim dabar. Paskui bus vargo su tokiu rakteliu. Bus sunku atsukti, neaišku, tavo varžtų kokybė, jie juodi, bet galbūt kietumas yra netoks, kad atlaikytų sriegio pasipriešinimą ar ne kažkokį. Tai aišku, pakaitinti galėtų su litokliu, paminkštinti, bet gal problemų ir nebūtų atsukti. Bet kol kas šį kartą neklijuosim. Imam kitą. Toliau. Taip. 8 mm eis, kaip sakant, į dėžutę, į sandėliuką mūsų. Šitus. Na va, varikliai uždėti, viskas suveržta, sukasi. Tai visų vienodas pasipriešinimas, viskas gerai. Neaišku, ar jie čia veikiantis papuolė visi laidukai iki valdiklio, ar ne. Taip, belieka uždėti valdiklį. Taip, valdiklis skrydžio ir variklio valdiklis. Toks yra. Atėjo šitoks variantas. Tai skrydžio valdiklis F722. Toksai mažulis. Taip, variklio valdiklis. O šitoks atėjo, ar ne? BL Heli S iki 60 amperų. Taip, motor, viskas sužymėta. Viskas sudėta. Galėtų jau uždėti. Čia dar turim laidelių. Sakau.
ateina su kondensatorių jungtim ar ne, baterijos jungtis, varžteliai. Tai 4 varžteliai, veržlytės, plastikinės. Op, tai 1, 2, 4, nu daugiau neįdėjau, visko po 4. Taip, šitų mums dabar nereikia. Šitą mes iš šono. Imam rėmuką. Taip, turim varžtus ir su pačiu drono rėmu atėjusius, turim ir su valdikliu atėjus. Pasižiūrim ilgis. Ilgis tas pats, tai paliekam šitos neišpakuotus. Panaudosim šitos. Ok. Taip, valdiklio varžtai bus šičia. Susisuks. Taip, biški, tai kaip čia susimontuos. Klausimas, ar ne? Kaip jisai dėsis. Mes galim jį pagal viską turėtų jisai susispausti sumuštinis šitaip. Ir varžtai praeis tiesiog pro šoną ir jie ten taip laikysis, ne? Ir taip galima iš principo varžtus susisukti iš apačios greičiausiai, toks irgi variantas galimas. Arba visą sumuštinį sumauti vat šitaip. Tai rinkimas truputį sudėtingesnis. Tai reikėtų truputį gal pasinaršyti, kaip čia jie susirenka, kaip geriausiai būtų.